Esu, sakyčiau, gan nemažas tinginys ir ta mano tinginystė tai labiausiai pasireiškia maisto gaminime. Labai tingim gaminti valgyti ir jei prisiverčiu gaminti, tai dažniausiai sekmadienį pasigaminu sekančioms 4 dienoms. Ir tie patiekalai paprastai nebūna labai išradingi, gaminu kuo paprasčiau, kad kuo mažiau laiko man tai atimtų. Ir dėl šios priežasties kartais mėgstu paeksperimentuoti, kaip galima pasakyti, su alternatyviu maistu. Tai kažkada buvau išbandęs kilo kokteilį, kur susiplaki iš miltelių kokteilį, juo pakeiti pusryčius arba vakarienę, arba ir tą. Šių metų pradžioje išbandžiau Better Food prenumeratą, kur tau kiekvieną rytą atveža visos dienos maistą. Tai šitas dalykas man labai patiko, tik tais problema, kad jo kaina yra labai didelė. Na, o dabar paskutinius kokius porą mėnesių, mažiausiai porą mėnesių reklama Instagrame man intensyviai siūlė išbandyti Huel makaronus. Tai nesusilaikiau ir išbandžiau. Tai Huel šifruojasi kaip sudurtinis žodis Human Fuel. Ir tai yra subalansuotas maistas, savo sudėtyje turintis 26 pagrindinius vitaminus, mineralus, baltymus, angliavandenius, skaidulas ir fitonutrientus kiekviename produkte. O produktų yra įvairių, yra tokių kaip ir tų mano anksčiau minėtų bandytų kilo kokteilių, kur susiplakė kokteilį ir išgeri, yra įvairių batonėlių ir taip pat yra tokių greitai paruošiamų maistų, kuriuos aš ir išbandžiau. Tai užpilami makaronai. Yra įvairiausių skonių, aš išsirinkau pabandymui 4, nes užsisakant 3 vieną gauni nemokamai. Ir tik noriu pabrėžti, kad tai tikrai nėra tokie makaronai kaip bomžpakiuose. Čia yra normalūs makaronai, kurie tiesiog buvo liofilizuoti, iš jų ištraukta drėgmė, todėl užpylus vandeniu jie vėl pavirsta normaliu maistu. Taigi pirmo užsakymo vertė turi būti ne mažesnė kaip 50 eurų ir užsisakydamas be savo pasirinktų prekių dar papildomai gauni marškinėlius, tokius su Huel užrašu. Taip pat gauni 2 samtelius maistui pasemti, puodelį skirtą maisto sumaišymui ir, kaip jau minėjau prieš tai, papildomą makaronų maišelį. Siuntimas tikriausiai vyksta kažkur iš Lenkijos, nes pirmas laiškas, kurį iš DPD gavau, tai buvo su lenkiška elektroninio pašto galūnė ir atsiuntė maistą labai greitai, per gal kokias 3-4 dienas. O maisto paruošimas tai gaunasi labai greitas, tai iš pradžių reikėtų gerai pakratyti maisto maišelį, kad gerai ten nesimaišytų milteliai ir makaronai, nes aš kai pirmą kartą gaminausi, tai nebuvau sukratęs ir tiesiog samteliu pakabinau didesnį kiekį makaronų ir mažai miltelių, tai užpylus vandeniu gavosi toks labai skystas kažkoks ir skysta nesąmonė, žodžiu. Tai kitą kartą, kai dariau, jau gerai sukračiau ir gavosi visai normaliai. Tai žodžiu, į puodelį reikia įdėti 2 samtelius makaronų ir užpilti maždaug 100 gramų verdančio vandens. Išmaišyti, uždengti dangteliu ir palikti 5 minutėms. Bet po 5 minučių tai realiai valgyti dar neišeina. Nuėmus dangtelį reikėtų dar kartą gerai išmaišyti ir dar biškį palaukti, kol pravėstų, nes po 5 minučių tai maistas dar būna baisiai karštas ir valgyti visai jo negali. Tai realiai turi praeiti kokios, 80 gal minučių, kad jau galėtum jį normaliai valgyti. Rekomenduojama vieną šitų makaronų porciją sudaro 2 samteliai ir 2 samteliuose yra 400 kalorijų. Tai aš juos paprastai valgau pietums ir vakarieniai, bet valgant tik po vieną porciją pietums ir vakarieniai, tai kalorijų per dieną man neužtektų. Nes paprastai ryte išgeriu avižinį baltyminį kokteilį, kuris irgi yra apie 400 kalorijų, tai jeigu dar 800 kalorijų iš 2 valgymų gaučiau iš šitų makaronų, tai būtų 1200 kalorijų ir tai būtų gerokai per mažai. Todėl suvalgius pietums vieną porciją, praėjus dar kelioms valandoms suvalgau dar vieną, paskui dienos eigoje suvalgau dar kokį vieną kitą bananą ar šiaip kažkokį vaisių ir jau tada vakare suvalgius paskutinę 3 porciją jau viskas būna kaip ir ok, surenku apie 1800 kalorijų ar biškį daugiau. Tai jau kaip ir normali riba. Ir tokiu būdu valgydamas tai jaučiuosi nei alkanas, nei per daug apsunkęs, savijauta tokia yra visai gera.
Na, o skonis šitų makaronų, tai, kaip pasakyti, na, man visai normalus. Prieš užsisakydamas YouTube'ai žiūrėjau įvairių apžvalgų. Tai kai kuriems nepatinka skonis, per mažai skonio, kai kuriems normalus. Man šitas skonis irgi visai neblogas. Aišku, čionais yra sveikas produktas, tai jame nėra per daug riebalų, kurie paprastai ir suteikia maistui skanumą, nėra sūrio ar kažko tokio ant makaronų, tai pasigardant, jeigu yra didelis poreikis, tai galima atskirai, bet man tai to skonio užtenka, visai skaniai jie susivalgo, kadangi užsisakiau skirtingų skonių makaronų, tai ir tie skoniai nėra tokie labai panašus, tai jeigu vienas pabosta, galima valgyti kitą ir šitaip derinti ir viskas bus tvarkoj. Kitas dalykas, tai šitų makaronų kaina, tai kaina yra vienos porcijos apie 3,80 € berods, tiksliai dabar nepamenu, bet kažkas tokio, tai kaina kaip ir nemaža, nes, na, kaip ir sakiau, vienos porcijos pilnai pavalgyti neužtenka, reikia man kokių 2, na, pietums. Ir tos 2 porcijos tada gaunasi apie kokius, na, daugiau kaip 7 €. Tai realiai už tokią kainą jau ir kaviniai galima pavalgyti. Bet kai dirbi iš namų ir nenori eiti kažkur valgyti ir tingi pats gamintis, tai čia, na, tokia alternatyva, manau, visai gera. Plius, kad ir maistas yra, manau, sveikesnis nei kad valgyti kavinėje, kur jau būna labiau akcentuojamas skonis, o ne sveikumas, o čia vis dėlto daugiau akcentuojamas yra sveikumas negu skonis, nėra nei daug riebalų, nei daug angliavandenių labai. Tai šiuos makaronus užsisakiau vieną kartą, užsakant galima pasirinkti ar daryti vienkartinį užsakymą ar prenumeratą, kad kas mėnesį po tam tikrą kiekį tau jų atsiųstų. Tai aš, kadangi norėjau tik išbandyti, tai dariau vienkartinį užsakymą. Šiaip man jie visai patiko, bet jų kaina didoka ir nežinau, ar užsisakysiu jų dar kartą. Bet jeigu norit jūs jų užsisakyti ir išbandyti kaip ir aš, tai nuorodą paliksiu po šio video aprašyme ir užsisakant per ją gausit 10 € nuolaidą užsakymui. Tai šiam kartui tiek ir iki.